Gavau iš neįgalumo ir darbingumo nustatymų tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsakymą, o jį parašė Vytautė Polujanskienė. O skundą į neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parašė Jakšto gatvės Vilnius Jūratė Ragaišienė, kuri tapo pranešimų nagrinėjimo skyriaus viršininko pareigose. Jinai suklastojo mano skundą, pakeitė ir šiuo skundu disponuoja, vykdo nusikalstamą veiką. Taigi disponuodama jinai išsiuntė į neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą. Taigi dabar noriu perskaityti, ką gavau, ką rašo Vytautė Polujanskienė. Aš per telefoną neskaitysiu, nes man yra sunku, bet aš jums parodau viską ir greitai paskaitysiu. Taigi Vytautė Polujanskienė irgi tiesiog šitas atsakymas jos yra neteisingas ir melagingas. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2023 spalio 30 dieną gavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos persiųstą nagrinėti pagal kompetenciją Nijolės Mockevičienės skundą. Taigi dabar aš žiūriu ir kažkaip galvoju, o kodėl STT skundą pati nenagrinėjo, o persiuntė neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai, o todėl, kad jinai suklastojo. Patikrinus Nijolės Mockevičienės byloje esančius dokumentus, nustatyta, kad asmeniai 2023 birželio 28 tarnybos Marijampolės teritorinis skyrius sprendimu numeris STS 3559 nuo 23 metų balandžio 27 iki 2024 balandžio 26 nustatė 55% darbingumo lygį. Čia taip, suklastojus, Marijampolės vedėja man nustatė 55% darbingumo lygį, o suklastotais dokumentais jinai disponavo, vykdė nusikalstamą veiką ir iš manęs kiekvieną mėnesį atima po 170 eurų. Dabar toliau parodau, ką skaitysiu ir greitai perskaitysiu. Nesutikdama su tarnybos teritorinio skyriaus priimtų sprendimu, Liepos 5 dieną pareiškėja tarnybos direktorių pateikė skundą 2023 rugpjūčio 1 dieną. Tarnybos sprendimų kontrolės skyrius priėmė sprendimą numeris SS 2286
dėl pradėtos administracinės procedūros Nijolės nutraukimo, kadangi vykdomos administracinės procedūros metu 23 metais Liepos 22 dieną tarnybos sprendimų kontrolės skyrius gavo pareiškėjos atsisakymą dėl pateikto skundo nagrinėjimo. Tai čia žinokit, šitas dalykas, ką perskaičiau, Vytautė Polujanskienė viską meluoja. Nes aš į sprendimų kontrolės skyrių nei vieno skundo nerašiau. Visi skundai buvo parašyti Monikai Navickienei, 4 skundai buvo parašyti. Nei vieną skundą neatsakė, nenagrinėjo nei vieno skundo, nors per radiją labai gražiai kalba, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kiekvieną skundą nagrinėja. Bet jinai nei vieno mano skundo iš 4 neišnagrinėjo. Į mano skundus atsako Stanislovas Valickas. Ir mano skundus visus persiunčia į Vilnių, į sprendimų kontrolės skyrių. Taigi, Polujanskienė va taip ir meluoja, kad aš kreipiuosi į sprendimų skyrių. Kreipėsi Stanislovas Valickas, kreipėsi 3 kartus, o aš parašau, kad nesutinku, kad būtų nagrinėjamas mano skundas, nes tas skundas būna parašytas ne mano, o būna parašytas Stanislovo Valicko, arba paskutinis skundas buvo parašytas Marijampolės vedėjos. Aš jai 3 skundus rašiau ir norėjau, kad jinai išnagrinėtų mano skundus, bet jinai nei vieno mano skundo neišnagrinėjo, o tiesiog perdavė į sprendimų kontrolę. Taigi čia ką Marijampolės, atsiprašau, ką Vytautė Polujanskienė rašo, yra grynas melas. Taigi toliau paskaitysiu dar. Dvidešimt 23 metų rugsėjo 4 dieną tarnyba vėl gavo Mockevičienės skundą. Tai tikras melas, kaip sakiau. Aš dar galiu parodyti, kai rašiau Monikai Navickienei 3 skundą, aš tiesiog parašiau niekada nesikreipsiu į Vilniaus ginčų ir NDT sprendimų kontrolę. Gal kitais metais jų nebus. Bus panaikintos. Tai tada, kai atsiras administracinė ginčų komisija kiekviename mieste, tada atsiras labai didelis teisingumas, nebus ginami NDT vedėjai. Taigi dar noriu toliau paskaityti. Kad skundą aš parašiau dėl to paties darbingumo lygio vertinimo, į kurį išsamiai pareiškėjai atsakyta 23 spalio 3 dieną raštu. Nei aš kreipiausi, nei man atsakyta. Ir prašau Polujanskienę nemeluoti ir melagingų nerašyti atsakymų, nes aš viską dedu YouTube ir matote. Ir viską galite pasižiūrėti. 23 rugsėjo 19 dieną tarnyba gavo dar vieną tapataus turinio Mockevičienės skundą dėl darbingumo lygio vertinimo, į kurį pareiškėjai atsakyta 23 rugsėjo 27. Taigi į visus skundus rašė Stanislovas Valickas. Galit pasižiūrėti YouTube. 3 skundus jis parašė
į sprendimų kontrolės skyrių. O Polujanskienė, kad aš. Taigi, skundai yra nelegalūs, ne mano rašyti, yra Stanislavo Valicko skundai rašyti, dar jums perskaitysiu, ką atsako Bičiakas.